Sveiki, aš esu Dovydas, O aš esu Saulius. su jumis laida Vafliai ir šūdai. Šiandien mes degustuosim lietuviškus sūrelius ir bandysim išsiaiškinti, kurie yra geriausi. Čia jų yra 19, bandykime nuo šūdiniausių. Taip, čia yra kibiras ekstra atveju. Sūrelius vertinsim pagal skonį, maistinę sudėtį ir įpakavimą, pateikimą Ir kaina. ir kainą. Taip, tai nuo šūdiniausių. Tai Taip, šitas šūdiniausias, man atrodo, Norfa sūrelis. Maistinė sudėtis. Na tai pakuokite. Mėšlas. Įpakavimas patys matot. O kaina tai 2 litai. Šūdas kaina. Kaina 2 litai. Geras. Šiaip tai po. Geras sūrelis. Žodžiu, dedam čia gerus, o ten blogus. Jo. Čia geri. Žodžiu, kaip įvertina maistinė sudėtis mėšlas, įpakavimas šūdas. Skonis Sūrelis geras, kiek balų iš 10? Nu, tai kokį 31, ką žinau. 9,5. Panašiai. Toliau. Nu, ragavim šitą šūdo pasaką. Pasaka su guminukais. Su vafliais ir šūdai šitas Čia sūrelis. kažkoks dar irgi yra pasakas. Vafliais ir šūdais. Na tai jeigu jau pradėjai visą išpakuoti ir aš irgi išpakuosiu, kad gražiau būtų man pirmam dabar gal taip. Taip. Parodyk žiūrovui, kaip atrodo. Štai toks pats lygiai, beveik slidus kaip rupūžė. Beveik kaip Dovydo šlanga. Prašau. Man nepatinka, nes čia yra šūdas. Šūdas, šitai iškart žinom, kad šūdas. Jo, Čia šūdą dedame. reikia net valgyti. Iš tikrųjų, čia toks išankstinis nusistatymas duoda. Kar. Nu, čia šitas dar būna, kitaip tariant, su vafliais ir šūdais, ta prasme, būna su vafliu. Jo, šitas su karamelė. Kaip Mes čia paprastesnį tokį variantą nusipirkom. Nu, su karamelės glazūra, taip maistinė sudėtis. Galiojimas pasibaigęs. Gerai. Tinka. Tinka. Mes- Neatsidaro. Mes kadangi valgom tik tai sveiką ir sveiką maistą. Taip, ir šitas sūrelis nuo kitų skiriasi tuo, kad jis yra rudas, o ne juodas. Ir trumpas. Ir trumpas. Kaip Dovydo šlanga. Ne, mano šlanga didelė. Nu, parariau. Man tai šūdas. Nu, tokius 5 suvalgius, tai jo, apsivemtum, bet kai po to šūdo pasakos, tai atrodo nieko. Nu jo, po to šūdo tai nieko. Tai maistinė sudėtis kokia, sakiau, pohui. Nu, labai brangus iš tikrųjų, jo. Na, dar kaina jau čia 15 litų. brangus šitas buvo. Nu tai prie gerų dedam. Nes brangiai visi geri. Taip. Toliau. Karums paragavim. Karums. Karums, štai karums. Tas kaip stačiakampis. Stačiakampis Tai jis irgi skiriasi nuo kitų Išskirtinė forma, stačiakampio forma, visi kiti yra stačiakampiai. Šitas toks labiau kvadratas gal. Oi, koks gražus čia šūdo išsidėjo visur. Primena kaip įėjus. Čia pamatos inicialai gamintojo. Karums. Ar čia užlipo kažkas? Prašau. Man šitas nelabai toks kažkoks sausas. Limpa prie šonų. Toks. Norisi kažko drėgnesnio. Atrodo kaip kažką tai... Kaip cepelinai be grėtinės. Jo, kaip sakant. O sudėtis tai čia varškė šiam 3% ir cukrus daugiau nieko, tai ką čia užtiek. Ne, čia šūdas. Tai po kaina maždaug apie... Kiek šito kaina? Vatram 9 minus 6. Taip. Ne, tai čia laikymo temperatūra, man atrodo. Bet kaina tai panašiai irgi, man atrodo.
Tai šitą kitą karums, tai atsidedam gal kitam kartui, vėliau biškai paragausim. Nu dabar, pavyzdžiui, galim paragauti magiją. Magiškas suralis, šitą neapsinakui. Šitą vėlesniam vertinimui, nes kaina... Įdomus yra pastebėjimas. Pavyzdžiui, rinkos tyrėjai pastebėjo, kad surelių kaina stipriai koreliuoja su jų saugojimo temperatūra. Tai pavyzdžiui, šitas kainuoja 2,60 ir laikymo temperatūra nuo 2 iki 6 laipsnių. Taip. Tai čia kaip sakant, mokyklos amžiaus žmonėms sakant, tai kas lanko fiziką, tai kaina yra... Kas lankot fiziką, tai paklausykit dabar įdėmiai. Kaina yra tiesiogiai proporcinga laikymo temperatūrai. Taip, o šitas surelį tai... Nu nežinau, jis tai latviškas, tai prie kur įdėti. Nu tai šiukšlių dėžė tą kibirą. Kur šūdas nevertinamės jo, nes jis netinka į mūsų kriterijus. Nu tai vat, sekantis surelis yra magija. Vanilinis varškės surelis su karameliniu glaistu. O kas viduje, tai staigmena. Ir jo masė yra 45 gramai, o laisvasis kritimo pagreitis yra 9,8. Štai jis yra tokios pačios spalvos kaip tas anas šūdas. Kur yra? Kaip šitas atrodo. Šitą prieš. Karkarą. Čia geras, jo. Karkarą. Tai prašom. Tai vat mūsų rinkoje nedaug tokių yra rudų sureliai, yra retenybė. Tai čia ekskliuzyvas. Tai va čia jo ekskliuzyvas, kaip sakoma, restoranuose tokį galit sutikti tik tai. Kaip sakant, magija ant to visą rinkodarą ir žaidžia. Jo. Nu, rudoji magija į mano burną. Operatoriau, gal norit paragauti? Va ir šokolado paliko. Nu... Magija. Nežinau, man tai irgi šitas nepatiko, nes toks, nu kaip ir karums toks limpantis prie gerklės. Nu jo, toks kažkoks sprangokas. Reiktų gerti Coca-Colos, kad nurytum. Ir magijos dar va turim 3 atstovus. Tai tu ir pasižiūrėkim, neprailgsim apsivemti. Kažkada tai paragaukim šitą. Varėnos. Varėnos, vat naujiena mūsų Lietuvos rinkoje. Varėnos, 24% riebumo surelis. O kaip šitas surelis, ta prasme, gimė Varėnos, kaip pradėjo įgaminti. Tai čia nuo to pačio festivalio, taip, kur vyksta Biekšiuose Varėnos rajone futbolo turnyras. Kutvelas, taip. Ir žodžiu, kaip prilijo, tai ir pridygo kaip grybų šitų surelių. Taip. Grybų. O, dar vienas rudas surelis. Oho, tai čia mada, kaip šiandien, kaip sakoma, rudoji diena pas mus. Nori gal pirmas ir kaip mes šiandien tuštinsimės, įdomu. Turbūt rudai. Rudų surelių privalym. Kur tu dėdytum? Ne, palauk. Šūdą, nu. Čia geras. Ai, geras, tai palauk maistinę sudėtį reikia vertinti per kainą. Kiam gramų, tai čia daugiau, nam buvo 5. Maistinė sudėtis kiam gramų. Galiojimas dar galioja. O, kas čia? LT38, OTP. Jo, čia geras. Veikia šitas. Pasaka. Su baltuoju glaistu. O, blėti, baltas turėtų būti. Glaistytas varškės surelis su avietėmis ir šokolado gabaliukais. Paragaukime. Kalbant apie šokolado gabaliukus, tai aš prisimenu, kad aš turėjau šunį ir jisai tokiais baltais šokolado gabaliukais prikakojo po viso koridorių. Tai buvo gražu labai. Aš tai atsimenu razinos, kurios atrodė kaip šokolado gabaliukai. O ten buvo iš tikro avies kakučiai. Čia toks kaip delikatesas. Nu jo, baltas. Ir su tokiais raudonais primena tokius taškinės kraujosruvas. Kaip tas pačias jo. Nu, atrodo, kad išbėrė šitą surelį kažkas. Nu ir tu operatorius. Oi, operatorius nesisakys. Na.
Kaip mes galėtume įvertinti šitą surelį? Nu, palyginti su nuošūdu, tai pokui. O kas buvo nešūdas? Nešūdas tai buvo šitas? Ne, su šituo pasaka. Ai, su pasaka šūdu, tai čia jo šitas nieko. Vienu žodžiu, kai kur pasaka pasistengia, kai kur pasaka yra išėję... Kai kur išeina į pasaką. Jo, kai kur pelenė... Prisipasakoja ir neištesi. Taip. Pasaka, kokia tu graži, kai mano rytą tu prabundi. Tai šitą įliuotą gaidą ir dedam prie šūdinų surelių. Už tai, kad anas nepasistengia. Tai gal paragaukim... Atsiprašau, Vilkiškių, žiūrėk, dar neragavom. Vilkiškių taip pat neseniai įėjęs į rinką, net turi šitą internetinį barkodą, kur nufotkini ir tau parodo visą informaciją ir visokius... Pabandom gal nufotografuoti, pažiūrim, ką ten kokią informaciją. Pabandyk. Ai, palauk, išsijungęs mano telefonas. Kaip tik Dovydas turi išmanų telefoną, supirkęs modernus šitas vaikinas. Toj pinkosai. Tai turi veikti. Neveikia. Kažko sugedęs šitas... Operatorius siūlo savo išmanųjį. Nu, pažiūrim. Nu, taip, čia palaukit. Ai, tai čia tiesiog parodo nuorodą tiesioginę transliaciją į tą karvę, iš kurios šitas pienas išmelštas. O, tu perkūnas, nu tai netikėta, taip graži labai karvė. O, Jėzus, net nesitikėjau. Tai va, ir katinas nupieštas, viskas. Ir rožė, tai toks, nu, tai įdomus derinys. Katinas rožė, tai kaip ruja tokia, nu, primena, tai paragaukim gal šitos rujos. Žodžiu, apipavidalinimas tai labai geras. Vat staltiese, katinas ir rožė. Čia guona. Rožė tavo tėvo šikmė. Oi, neplyštantis įpakavimas, kaip gerai, iš tikrųjų šiais laikais tokių labai trūksta. Jo, nes būna į kelionę labai gerai, nes būna veži, pavyzdžiui, mašinai susikrato, suplyšta ir išbėgas. Ar kad ir suvalgai, ar ką, tai vis tiek visur kitur gali po to panaudoti, kaip palapinę stataisi, jeigu šitą lyja ar ką, tai užsidengi, kad nesulytų. Nu, operatorių paragaukit. Šūdas iš tikrųjų, man tai nelabai. Na, pagadys, aš iš visą agonų nemėgstu. Aš irgi pagalvoju, kad agonų nemėgstu. Prilendu tarp tų dantų po to valykis. Šito net nevertina maistinės sudėties ir kainos, nes jis ir jau taip blogas ir čia nieks jam nebepadės. Jis tokį primena, nu... šūdą. Jo, žodžiu, Vilkiškius šito su agonom nepirkit žiūrovai, nes jis yra neskanus ir brangus. Jo, kokiu 3 litrai. Kur ten 3-5? Žiūrėk, čia kažkokį turim... senolių, čia Lietuvos paveldo į UNESCO įvestas. Į UNESCO įtrauktas surelis. Čia bet kur negausit. Tik Lukšių seniūnijai. Arba Lukiškėse. Ten vyrai sunkiai dirba per naktis, kad padarytų žaliavas šitam sureliui. Prakaitę, pažastyse išvalioja dėl aromato. Pažastys tai išvalioja, pavostykit iškočioja. Taip, kaip jums. Jo, man... Tada šitas genitalijose išvaliotas. Tas, kaipgi ta malafija jaučiasi. Jo, iš to šalies, taip. Bet va, gražiai išlaikytas viską forma. Forma labai graži. Tuoj pažiūrėsim. Parodyk žiūrovų formą. Štai forma žiūrovė. Nes va, fantastika tiesiog, nu, neturiu ką pridurti. Tobula. Taip, bandykime ragauti. Pamiršome paminėti, kad čia yra su kondensuotu pienu ir kondensuotas pienas tai yra, kaip sakant, iš močiutės iššių. Nu, kitaip tariant, nu, tai yra tradicija. Suprat, tai krekenos yra, taip vadinamos. Pieno skonio, ne pieno jisai skonio. Ir mėlynas viską. Mėlynas, tai va. Nu, jisai nieko toks skanus. Maistinė vertė, jo, čia būtų galima jį suvalgyti ir savaitę nebevalgyti daugiau. Nesvemsi visą laiką.
Ir asotis nupieštas, Ir viskas ąsotis. labai gražiai. Į tematiką pataikyta, taip. Ir išlaikytos tradicijos dedam prie gerų gal. Jo, autentiški raštai visokie, tai čia Jėzus. Mes labai vertinam lietuviškumą. Gal iškart prie šūdo dedam. Nu, davai, šūdą šitą, davai suvalgom greičiau ir tos agonas, tai Jėzus čia Aš čia mėgstu su agonom. Narkotikai, kas čia yra, aš nesuprantu. Nori, kad narkomanai lietuviai pataptų. Ar kaip čia? Man neskanu visiškai, bent dėl tų agonas sugadina visą surelį. Nu, grinai, valgai, kad apsivemt. Taip galbūt ir nieko, bet agonas viską sugadina. Bet iš agonų tai gal šitas skaniausias šūdas, ne? Nu, kaip agoninis, tai jo reikėtų atskirą kategoriją prie agoninių, bet nes jis taip prie gerklės nelimpa kaip tie kiti. Nu, kaip šūdas, tai šitas tai toks, nu, sukalkėjęs, kad nesijaučia. Jo, kaip magija va toks baltas, va tokios spalvos. Tai šitą, jeigu vat, norėsit kokio gero šūdo, tai pirkit šitą, bet jeigu norėsit blogo gero, tai irgi pirkit šitą. O jeigu tiesiog gero, tai nepirkit. Tai prie gerų gal dedam. Nu, dedam. Iš tų šūdų, tai čia geras šūdas. Štai, žiūrėk, ką radau. Pasaka. Pasaka šokolade. Aš kadangi gerai kalbu angliškai, taip parašyta pieno žvaigždės, išverčiu į čokolatę, beef chocolate pieces. Taip, o pasaka tai iš anglų kalbos yra tail, tai kaip uodega. Taip. I'm in love with a story tale. Prašom, paragauti. Nu. Perskaitę, neapsigaukit, su šokoladu nereiškia tik šokoladinis glaistas. Jisai, matot, yra visas šokoladinis. Ir kaip šokoladas, tai sakyčiau, gal ir toks visai nieko. Visai toks pasakiškas. Nu, toks, ja. Nu, atitinka pavadinimą, galbūt iš dalies, iš kokius 3/4 pi. Na, 3/4 pi įvertinimas iš 10, tai yra 3/4 pi. Toliau turime senolių produktą. Taip, valgykime greičiau, nes čia su ledais, kol neištirpo. Lukšių pieninės, tarp kitko įdomus faktas, kad Lukšių pieninė pastatyta 1939 metais, tai beveik tais pačiais metais, kai vyko karas. O tada ją pastatė. Tai čia rodo tvirtą statytojų charakterį, kad jie statė per karą gamyklą pieną. Ir sklinda kalbos, kad pati Emilija Pliaterytė šitą projektą finansavo. Taip. O šitas surelis yra su ledais. Nu tai paragaujam. Greičiau, kol neištirpo. Kol senas tradicijas. Šitą išpakuoju netradiciškai. Moderni. Bet gražus, senolių mes ir prieš tai pastebėjom, kad labai gražus yra sureliai. Jos galima tiekti banketuose, furšetuose ir ant švediško stalo. Ir kaip desertą po pietų stalo. Prašom. Man tai nepatinka. Nu, čia išgyrėm, bet kad iš tikrųjų tai čia šūdas. Tikras šūdas. Nu, jis toks... Toliau greičiau, ką nors kitą, kad negaliu aš to skonį. Davai šitą karums šokoladinis. Pirmasis buvo tikras šūdas, pažiūrėsim, ar šitas... Buvo toks šūdas, kad nesidėjom iš šiukšlių dėžę iš karto. Vemalų dėžė tiksliau. Vemalų kibirą dar tiksliau. Taip kaip kokia maža galkutė atrodo. Aha.
Vidus irgi panašiai kaip šito gelta sergančiojo išmatos. Net Dovydas studijuoja mediciną, tai jis puikiai žino, kaip šitas atrodo. Kaip atrodo gelta sergančio išmatos. Kvapas irgi panašus. Taip, kad mes esame puikus derinys, vertinant produktus. Taip, Saulius yra vadybininkas, jis išmano visą rinkodarą, o aš galiu įvertinti maistinę sudėtį. Taip, aš skaitau, kad čia yra šūdas. Poveikis sveikatai, aš tai irgi, kad šūdas dedam į šiukšlių dėžę. Na, taip, kas čia toliau, tai va čia Vilkiškių labai daug produktų liko, tai juos ir gal ir paragaukim. Nu taip, turim 3 Vilkiškių atstovus, visų jų riebumas yra 22, 23 arba 22%. Beveik tas pats. Kokį ragaujam vanilės skonio, su džiovintomis slyvomis. Su mėlynėmis, žiūrėk, mandras kažkoks, tai tokio dar mandro neregėjau. Labai sveikas, šiandien daug žaidėm su kompiuteriu, todėl reiktų mums mėlynių. Arba jeigu jūs neturite mėlynių, tai gerkite Actimel. Arba valgykit morkas, jame daug vitamino A. Šlikštų, žiūrėt, va net iškrito. Negalima purvint stalą, taigi nu, ragaujame. Nu, tai kas galėjo pagalvot, kad nu, labai panašus yra į mėlynės. Nežinau kodėl. Labai primena mėlynės. Bet surelio kažkaip neprimena. Bet štai rašo, kad 5 kartus ši pakuotė gali būti panaudota. Sudėtis tai augaliniai hidrinti riebalai, cukrus ir kakavos milteliai. Tai čia iš vis nevarškės surelis, o čia hidrintų riebalų surelis. Ir kaip sakant, Vilkiškių. Ir kaip sakant, varškės surelis tai yra daug pigesnis, o hidrinti tai daug brangesnis. Tai realiai tai... Rinkodaros specialisto verdiktas. Žmonės realiai tai neapsimoka pirkti. Iš tikrųjų šito produkto, nes jis yra sintetinis. Ką jūs galite nusipirkti, čia va štai yra varienos glaistas surelis, tai jis yra natural produkt. Taip, kaip sakant, lazaretą užpital. O aš tai kaip sveikatos specialistas sakau, kad jūs geriau pirštai užpakalį įsikiškit, negu šitą surelį valgykit, bus sveikiau. Turim rūdą. Opa! Va štai visus sudėjome. Gretos retėja mūsų šitų. Tik tai 5 liko mūsų. Oi, taip sveika atsirūkti visada. Štai aš ir norėjau siūlyti tą šokoladinį šūdą. Su kakavo ir šokolado gabaliukais. Nu, paragaukim, kas čia per išsvajotasis skonis atogražų miškuose. Tu gal nori pirmas? Nu, gal tu nori pirmas. Aš tu iš vis tų surelių nebenoriu. Nu, operatorius nori pirmas. Nu, kaip operatorius? Operatorius nežino, ragaukite. O, štai ir man liko, kaip puiku. Daug čia baltymų. Čia yra baltymų 11 gramų, tai čia yra baltymai. O angliavandenių tai 34 gramų, tai čia yra angliavandenių. O riebalų yra 21 gramas, tai čia yra riebalai. Tai... Maistinės sudėtis, kaip ir, nu, yra maistinių medžiagų jame. Kaip ir, valgysit magiją, tai valgysit ne orą. Galėtų būti toks naujas šūkis, siūlom Žemaitijos pienui. Arba valgysit magiją, tai valgysit vorą. Taip. Labai teisingai pasakei. Tai nuo tokios gausybės, tai ir čia... Šitas apsišilti galima. Kirilikinas apsvaigtom, tai kortau čia. Tai ką, ragaujam Vilkiškių kokį nors, kad būtų lygybė. Vilkiškių du atstovai. Liktų tik tai 3. Jo, ir 3 finalistai liks.
Ir kuris nugalės? Taip. Geltonas tai pakuotė. Įpakavimas tai vėl staltiesė, katė ir Žalgiris. Šito sūrelio rėmėjas yra Žalgiris. Žalgiris finansuoja šito sūrelio gamybą. Ir Žalgiris laimi. Žalgiris laimi. Kaip sakant, mes esame fanai šitos komandos. Mes žinome, kas jai yra geriausia. Taigi. Kaip sakoma, negerk iš unitazo, nes būsi Lietuvos Rytas. Pritrupėjo šito sūrelio, gal nieko baisaus. Arba dar yra toks šūkis, girdėjau, sklando internetinėse platybėse, kas prapis, gargždų banga. Jo, mačiau kartą, kai prapiso gargždų banga. Žalgiriui, aišku. Jo, Žalgiriui. Per finalą. Aš tai net nebenoriu valgytis, visas ištrupėjo. Štai prašom paragauti, Dovydas dabar ragauja sūrelį. Pažiūrėkime. Va, kaip gražiai. Na ką, tai man tai liko paragauti. Oi, lūžo. Operatus norite? Toks naminės varškės toks šrikštus skonis. Jo, toks vat, jaučiasi melžės pirštai. Ir varškė tokia 35,5% riebumo. Toks sviestas beveik. Nu geras, dedam prie gerų. Toks kaip natural produkt geras. Taip ir liko 3 finalistai. Vilkiškių su slyvomis, Magija, be nieko. Ir kasgi tas trečiasis, taigi. Kar su karamelė, kurį mes jau ragavom. Kar nori dar? Ne, mes ragavom, palauk, aš pakelsiu archyvą. Pakelk dokumentus. Va. Kar čia buvo tu cream brulee cheese with caramel glaze. Tai čia reiškia su visokiais ingredientais, kurie yra nesveiki jūsų organizmui. O čia ką rašo? O čia vanilla kurt cheese with caramel glaze. A, tai čia su sveikais. Taip, čia jau sveikas. Tas buvo nesveikai, šitas sveikais. Taip. Taip, čia yra albatrosas be akies. Iš paukščių pieno gaminamas šitas sūrelis yra. Tai va dar vienas rudųjų giminės atstovas. Iš tikrųjų sūrelis galima būtų suskirstyti į tokias kastas, kategorijas, rudieji, tai ta prasme tokie ekskliuzyvai ir juodieji tai tokie, na, tokie, kaip jie ten sakant, užstrigo tas, kaip sakant, žodis. Tokie paprastieji. Na jo, tokie. Kasdieniniai. Paprastam Lietuvos piliečiui. Taip, kaimo žmogui, paprastam darbo partijos rinkėjai. O čia vat yra rudas kaip tik, čia jau ne darbo partijos rinkėjai ir pamiršau, ką norėjau sakyti. Mes jį ragaujam. Šitas fantastikos duokit. Tai yra taip skanu. Kar, norisi dar. Taip skanu, kad net jeigu gerčiau kavą, nesidėčiau cukraus, nes cukrus nesveika, o čia jo yra labai daug. O aš paprastai deduosi daug cukraus, nes gyvenimas yra kartus ir aš jį pasisaldinu su kava. Na, taigi trumpas ekskursas apie kavą, toliau tęsiam, liko 2 finalistai. Taip. Vilkiškių ir Magija. Kuri pirma. Tai ai. And then 2 paparmalių šitą. Eik to.
Vėl Žalgirio gamybos surelis. Šitą gaminį taip pat remia Žalgiris. Žalgiriečiai irgi sunkiai dirba savo rankomis vakarais prie kompiuterio, kad pagamintų žaliavą šitam sureliui. Ir ne tik rankomis, bet ir kojomis. Spaudžia sultis, kaip tik sureliams. Vynuogių. Nori? Prašau. Nu, paragauk. Ir kaip mes dar neapsivėmėme? Aš jaučiu, kad po filmavimo tai čia bus, o Jėzus gražu žiūrėti. Vėmalų fontanai. Nu šitas vėl tas Vilkiškių ta varškė, 70% riebumo. Tokia, kur, nu tiesiai iš tešmens. Ir ką, paskutinis beliko, tai suvalgysim. Prašom paragauti. Šūdo. Nu, aš to remsiu. Prašom paragauti. Žemaitijos pienas. Aš skaitau, kad šitas yra geriausias Varėnos. Pirkit Varėnos ir apsivalykite šiknos. Taip, Varėnos yra geriausias. Nes jo ir glaistas gražus, ir įpakavimas, ir maistinė vertė. Iš tikrųjų 24% riebalų, tai nei 5, nei 10, tai yra 24. Ir 40 gramų, tai padalinti iš 8 lygų 5. Taip. Reiškia, 5 žmonės galėtų pavalgyti nuo šito surelio. Taigi, iki kitų susitikimų, kitoje laidoje mes degustuosim kažką, dar nesugalvojom ką. Ką nors irgi susijusiu su vafliais. Siųskit užsakymus mums elektroniniu paštu ir mes galbūt atsižvelgsime jūsų pageidavimus ir paragausime jūsų pasiūlyto produkto. Taip, rašykite klausimus ir mes būtinai juos atsakysime.